Klausimas, kodėl aš kalbu apie molį, yra labai paprastas. Aš daug augalų sodinu rasodą akvariumuose perkilnotams. Mažus visokius perteklių į vazonukus. Kažkada nusipirkau va tokius vazonėlius. Jie yra 6,5 cm aukščio, 7 plotis. Ir jie yra gerai. Išskyrus vieną minusą. Skylės dugne ir labai didelis. Tada nusipirkau šitokius. Lapas tokių rasodnikų, nežinau, lapas kainuoja eurą, turbūt ten koks 30, nežinau, karočiui, centai. Šitie gal kainavo po kokius 5 centus, šitie kainavo dar pigiau. Plotis 9,5, aukštis tas pats 6,5. Skylės mažesnės, bet yra, jie skysti visiškai. Ir pagrindinė problema, skylės dugne, keli augalą ir visas turinys išbėga. Ir negali augalui įdėti nieko. Dėl to pagrindinis prikolas būtų įdėti vazoną. Žiūrėkit, 6,5, aukštis tas pats, tinkams. Šitas yra 7,5. Kodėl man netinka vazonai iš parduotuvių? Netinka indas, kuris smailėja į apačią, jeigu jis ir nedidelis, nes jis virsta. Visi tie gėlių vazonai ir tokie. Antras dalykas, jie, toks, stačiakampė forma yra labai gerai. Ir kitas dalykas, man reikia skylių šone. Man netinka vazonai su skylė dugne. Aišku, plasmasinis variantas yra paprasčiausias. Plastikinis variantas yra paprasčiausias, nes nedūžta. Bet aš pagalvoju ir apie molį. Pagalvoju apie molį, galvodams, kad tai turėtų būti labai paprasta technika. Dabar šitas glazūruotas, jis nieko turėtų į vandenį neleisti, tik aš nenoriu balto, nes jis labai šviečia. Tokių podelių, šitas dar parkeliavo su manim gaminta Švedijoje, bet keliavo pas manęs iš Airijoj. Mes tokiuose kavą pilsydavom kažkada. Šitas yra, matot, Dunske banko. Tokį juodą, jeigu eina išgręžti skylės, galiu pirkti. Dabar ką pabandysiu. Šita aukštis irgi yra toks pat. 6 su trupučiu. Problema šito induko ta, kad jis yra su šitais kantukais ir jame laikos oras. Tai tu negali. Arba juos visus reikia nupjauti, arba reikia pirmiausiai panardinti, kad neliktų orą, nes tas oras ten nereikalingas. Netgi jeigu akmens gruntas svoris jį prispaus prie dugną, tai tas oras ten nereikalingas, nes susidarys tarpai, rūgimai ir taip toliau. Pabandysiu aš tokiam indelį, bet keturkampa forma yra daug patogesnė, nes daugiau gražiau susistato. Mažiau vietos užima ir efektyvesnė. Tai radus paprastus, keraminius, juodus, keturkampus vazoniukus tokius 6-7 cm aukščio ir iki 9. Nereikia daugiau kaip 9. 6-6, 7-7, 7-9. Būtų labai gerai. Nereikėtų nieko galvoti.